trumpai ir kritiškai žiūrovė. Šiandien mes tęsime mūsų pokalbių laidą. Mūsų laidoje šiandien svečias komunikacijos politikos mokslų profesorius Lauras Bielinis ir, kaip visuomet, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Mūsų tema Nemuno aušros įtaka Lietuvos politiniam gyvenimui su politinės moralės giliais klausimais ir rūpesčiais. Ir ne bet kada, o dabar šiandien, kuomet mes turime Lietuvos kultūrininkų, pilietinės visuomenės protestų kontekstą. Ir štai šiame kontekste aš ir norėčiau užduoti pirmą klausimą profesoriui Laurui. Kaip jūs matote šią politinę jėgą Nemuno aušros būtent šitame protestų kontekste? Na, taip, platesnių diapazonų žvelgiant, iš tikrųjų aš šitą jėgą matau kaip chaoso kūrėją. Chaoso politinio, kultūrinio chaoso, kuris Lietuvoje, sakykime, dabar nepageidautinas, suvokiant geopolitinę situaciją, kurioje mes esame. Ir tas, kuris kuria tokį chaosą, iš tikrųjų blogina pačios Lietuvos situaciją. Taip, kad aš vertinu Nemuno aušrą būtent kaip štai tokią jėgą, kuri, galbūt siekdama savo politinių tikslų, iš tikrųjų žlugdo visą politinę sistemą. Kaip jūs, profesorius Gintautai, žiūrite į šią situaciją? Aš sutinku su Lauru, kad iš principo Nemuno aušra ir Remigijus Žemaitaitis žlugdo Lietuvos politinį susitarimą. Politinis susitarimas jau kurį laiką egzistuoja tarp, pavadinkime taip, plačios koalicijos aplink konservatorius ir plačios koalicijos aplink socialdemokratus. Ir mes turėjom šiokią tokią subalansuotą visada valstybę su viena kita išsišokėliška partija. Ir tų išsišokėliškų partijų buvo daug ir jos ten vienos vienerius metus būdavo, kitos kelerius metus. Drąsos kelias čia turbūt ta trumpalaikė buvo žvaigždutė. Tai šiuo atveju Nemuno aušra, tai vis dėlto įsivaizduojama, kad galėtų būti labiau ilgalaikė partija. Ir todėl socialdemokratai sudarė su jie koaliciją, nežiūrint jau prieš tai buvusių grėsmių ir kaltinimų dėl Žemaitaičio elgesio ir dėl antisemitinių pasisakymų arba dėl antisemitinių nuotaikų esančių tos partijos aplinkoje. Šiandien mes kaip tik lapkričio 10 dieną visai netikėtai vėl susilaukėme kažko panašaus į antisemitinį išpuolį, bet asmeniškai prieš Arūną Gelūną, kurio ten buvo pakeista manipuliuojant Wikipediniais straipsniais apie jį ir veikiausiai remiantis šituo pakeistu falsifikuotų Wikipedinių straipsnių. Remigijus Žemaitaitis apkaltino jį, kad jis užsiema galimai manipuliacijomis ir taip pat pakeitė jo pavardę į žydiškai skambančią, kas galėjo būti į žydų ir kas apskritai tik priminė mums apie antisemitinės nuotaikas, kurias galima aptikti ar tai Žemaitaičio ar jo kolegų pasisakymuose. Tai neabejotinai šis Žemaitaičio komentaras buvo nukreiptas ne tik ir netiesiogiai prieš Arūną Gelūną, bet prieš kultūros protestą, kadangi Arūnas Gelūnas yra vienas iš lyderių šito protesto. Ir todėl akivaizdžiai buvo nukreiptas bandant parodyti menkumą ir prisitaikėliškumą arba liberalų partijos ar kažkokių kitų partijų bandymus organizuoti kone valstybės perversmą, cituoju čia Žemaitaitį. Tai čia noriu pasakyti štai ką, kad tai tik tai žibalas į ugnį. Ir taip šitoje vietoje nieko gero tai nebuvo, nes kultūros forumas, kuris rengė minėtus protestus, reikalavo ne buvusio ministro Ignoto Adamavičiaus atsistatydinimo,
o reikalavo to, kad Nemuno aušra negalėtų valdyti kultūros ministerijos. Ir susiderėti su Ingos Ruginienės vyriausybė niekaip nepavyko, jai motyvuojant ar jos aplinkos žmonėm motyvuojant, kad nelabai supranta, ko čia prašo kultūrininkai, jeigu būtų aiškiau, jeigu prašytų atlyginimų arba didesnių ar 4 darbo dienų per savaitę ar dar kažkokių ekonominių dalykų, tai dėl jų galima būtų dėrėtis, į čia reaguoja kaip profesinių sąjungų aktyvistė klasikinė, bet nenori matyti, kas darosi su Nemuno aušra ir ką jį daro valstybei. Tačiau ne visi socialdemokratų partijos nariai taip galvoja, yra ir skirtingai galvojančių. Lygiai taip pat, kaip galų gale šita grėsmė, kurią apčiuopė kultūrininkai, buvo transliuojama ir Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, kuris taip pat labai vangiai visą tai reaguoja, bandydamas išvengti konflikto didėjimo. Tačiau konfliktą didina būtent Nemuno aušra nuolat tenais įpildama ugnies, tik tam, kad šitie kultūrininkai niekaip nenurimtų. Šios dienos išpuolis prieš Arūną Gelūną reiškia tik vieną dalyką, kad tai yra kibiras žibalo į ugnį. Tai vadinasi, jokių variantų apie tai, kaip Ruginienė įsivaizdavo, kad bus galima susiderėti, kad Nemuno aušros ministras galės vis dėlto būti kultūros ministerijos vadovu, tik koks nors protingas, išmintingas, nežinau, kur jie atrastų tokį. Tai tada viskas galų gale, kaip matome šitoje vietoje, kogi virsta. Ir čia man labai sunku paaiškinti, nes Žemaitaitis aiškiai nenori pralaimėti, bet jis nenori ir konfliktą užbaigti. Tai, ką jis daro, yra neužbaigti konflikto. Įvelti į tą konfliktą dar labiau socialdemokratus, dar labiau įvelti prezidentą. Na, man sunku pasakyti, aš pats įsivaizduoju tokį dalyką, kad šiuo metu dėrybos apie tai, kad jo partija galėtų užimti kultūros ministerijos, tai čia iš viso neįmanoma, bet aš manau, kad konfliktas bus padidintas, eskaluotas apie tai, kokias apskritai ministerijas arba Seimo komitetus jie gali užimti ir jie gali vadovauti. Ir taip pat žinoma, kad diskusijose pasirodys ir tokia gaidelė, kokią grėsmę valstybei, Lietuvos valstybei šitą politinę partiją daro. Taip, sakykit, o kaip jums atrodo, ar tai yra kažkoks tai simptomas gilesnių problemų Lietuvos politiniam gyvenime, kažkokio tai nuosmukio, ar tai yra toks polittechnologinis atkartojimas to, kas vyksta kitose Europos šalyse, nes dabar tai, kas pas mus, tai gali būti modeliuojama iš Vengrijos, iš tam tikrų ultra partinių jėgų kokioj Vokietijoje ar Lenkijoje. Taip, gal kaip jums, profesoriau Laurai, atrodo? Na, iš tikrųjų, aš pritariu tai minčiai ir tikrai manau, kad kažkaip išskirti įvykius Lietuvoje, šios įvykius susietus su Nemuno aušra, kaip kažkokį tai unikalų, nepakartojamą ir vienintelį reiškinį. Iš ties per visą Europą tai dabar eskaluojama ir todėl manau, kad mes tikrai galim daryti apibendrinimą, kad eskaluojama žinia iš kokio centro ir kam tai daroma, nes reikia sukelti chaosą ir suskaldyti ne tik tai Lietuvos visuomenę, bet ir visą Europą, apie ką senai yra kalbama ir ko yra siekiama. Tai yra hibridinio karo sudėtinė dalis ir tokiu būdu Nemuno aušra tampa vienu iš tų instrumentų arba įrankių, kurių pagalba, kurių dėka galima, na, sakykime taip, skaldyti ir chaotizuoti Lietuvos visuomenę. Žemaitaitis daro iš tikrųjų efektingai, jisai turi tą duomenis, gebėjimą kalbėti įžūliai, įžeidžiančiai ir tuo pačiu išsisukinėti iš tų situacijų, kurios jam pačiam tampa pavojingos. Na, pažiūrėsim, kaip ši situacija jam atsilieps, bet iš tikrųjų pilnai esu įsitikinęs, kad Žemaitaitis tai nėra atsitiktinis įvykis tik Lietuvai. Iš tikrųjų, manau, kad tai yra hibridinio karo sudėtinė dalis ir
Ar jisai pats nori, ar jį kalbėjo. Greičiausiai jisai pats, sakykime, inertiškai, tai toks charakteris tik tai taip ir elgesi. Bet šitą inerciją paskatina, paspartina, suteikia jai vienokią ar kitokią paramą, galimybę, sakykime, viešai ir daugiau kalbėti tie arba tos jėgos, kurios gali, sugeba įsiterpti į viešąjį lauką ir tokiu būdu paversti Žemaitaitį ne tik Lietuvos įvykių, bet ir paversti Žemaitaitį kaip sudėtinę dalį visų tų panašiai besielgiančių politinių jėgų, politinių veikėjų nuo Lietuvos, nuo Vengrijos ar Slovakijos iki Vokietijos, Prancūzijos ir praktiškai visose šalyse tokios užuomazgos šiai dienai matomos. Aš manau, kad Žemaitaičio nebeįmanoma nugalėti vien tik viešojoje erdvėje, todėl kad netgi tai, kad mes apie jį dabar čia šnekame mūsų tinklalaidėje, didina jo populiarumą. Ne tarp visų asmenų, o tam tikroje žmonių grupėje. Manyti tokie dalyko, kad štai mes jį sukritikuosime ir bus blogiau, jam jo paties rinkėjų, pagrindinių rinkėjų požiūrių, ne, tai nesuveiks. Ir mūsų kritika nei kaip nesuveiks. Veikti ir aš įsivaizduoju galima tik tai ir veikiama tik tokiu būdu, kad kreipiamasi į šiuo metu valdančias institucijas, atsakingas institucijas. Gali būti labai įvairios, pradedant prokuratūrą ir dar, sakykime, STT ir visokiais kitais tyrimais, kurie turėtų įrodyti jo kaltę, o visuomenė gali spausti ne Žemaitaitį ir Nemuno aušrą, kas iš principo tokioms laidoms kaip mūsų yra beprasmiška, o spausti vyriausybę, socialdemokratus ir prezidentą. Štai jie yra objektas, per kuriuos įmanoma veikti, nes tiesiogiai žiniasklaida nelabai gali ką padaryti su Žemaitaičio rinkėjais. Prašau, Laurai. Aš norėčiau įsiterpti ir papildyti tave. Iš tikrųjų taip, nesiginčiu ir sutinku, kad čia institucijos turi veikti efektingai ir reaguoti čia ir dabar, bet mes, kaip, sakykime, tam tikra visuomenės dalis, kuri patriotiškai ir pilietiškai suinteresuota, kad Lietuvoje nebūtų štai tokio chaotinio veikimo, mes turim suvokti, kad labai didelė visuomenės dalis yra išties, ta tradicinė prasme konservatyvi. Ne politinė, o tradicinė prasme konservatyvi. Ir tylinti. Jie neturi kažkokios valios arba argumentuoto kalbėjimo, gebėjimo argumentuotai kalbėti. Ir Žemaitaitis juos labai lengvai paveikia savo emocinių tokių nesudėtingų kaltinimų vienų ir teisinimų kitų. Todėl, aš manau, be viso to instrumentarijos, kurį Gintautas išsakė, mes turėtumėm dar papildomai sukurti ir veikti tos tylinčios visuomenės atžvilgių. Nežinau, ar tai turi būti agitacinės propagandinės kažkokios tai laidos, ar tai turi būti susitikimai ir vienokie ar kitokie kalbėjimai į tuos žmonės, kurie mūsų negirdi dabar. Nes jie girdi Žemaitaitį ir jiems to pakanka, nes jis užveda jų emocijas ir jie patenkinti tomis emocijomis. Mes turime suvokti, kad tas emocijas kažkas turi pakeisti. Arba bent jau atitolinti jų simpatišką požiūrį į vieną politinę jėgą ir priversti, išmokyti juos matyti tą demokratinę įvairovę, kuri yra vertybė ir kurios jie nepamato, kurią užgožia Žemaitaitis su savo tiesmukiškais kaltinimais ir reikalavimais. Na ir čia aš norėčiau taip pat pridėti, pritardamas tam, ką Lauras kalbėjo. Štai tokį dalyką. Aš spalio 5 dieną aktyviai dalyvavau Kaune akcijoje, ginant Lietuvos kultūrą. Ir taip pat jau nuotoliniu būdu aktyviai dalyvavau įvairiose diskusijose Vilniuje tą pačią dieną. Tai ką aš pastebėjau, kritiškai norėčiau dabar pasakyti, kad Vilniuje štai šitas visas protestas taip pat turėjo labai daug platformų diskusijų platformų. Ta prasme, ir pati gatvė ir aikštė buvo diskusijų erdvė ir paversta platforma,
Ir taip pat buvo sukurta daug medijų platformų, kur nuolat vyko diskusijos. Jeigu mes pasižiūrėsime, kaip protestas vyko Kaune, panašiai turbūt vyko kitais mastais Klaipėdoje ir Šiauliuose ir kitose miestuose, kas labai džiugu, kad daug buvo miestų, įsitraukė turbūt ir Panevėžyje, neatsekiu. Tai niuansas yra toks, kad Kaunas didelis miestas, labai daug žmonių susirinko. Buvo perskaitytas 2 kartus trumpas manifestas protesto ir aš pasakiau galbūt 5 minučių kalbą. Viskas, daugiau jokių diskusijų nebuvo. Nebuvo jokios platformos, žmonėms nebuvo galimybės išsisakyti, nebuvo galimybės diskutuoti, klubai nesurengė debatų. Ta prasme, kad balsas niekur nepasirodė. Šitas žmogui, kultūrininkui šiuo atveju, o prisijungė labai daug mokslininkų, švietimo ten atstovų, mokyklų atstovų, ko tik ten nebuvo, ir šiaip laisvų piliečių. Tai jie neturėjo erdvės šitai diskusijai. Ir aš labai bijau, kad daugelį Lietuvos miestų taip pat vyko vangiai šitas protestas, manant, kad jeigu žmonės atėjo paprotestuoti, pamojuoti vėliavėlėmis ir parodyti savo solidarumą, skambant Čiurlionio muzikai, tai šito dalyko pakanka. Ne, to dalyko visiškai nepakanka, nes tai nėra diskusija. Ir diskusijos nebuvimas, nešnekėjimas, neprileidimas žmonių prie mikrofonų reiškia vieną dalyką, kad jie yra pamažėlį atstumiami ir tada reikia pasižiūrėti, o kasgi tiesiogiai tet kalba. Žemaitaitis kalba su jais. Nuvažiuoja ir kalba. Ir jo žmonės taip pat kalba. Ir čia yra labai didelis skirtumas tarp, sakykime, protesto ne Vilniuje, kuris yra dažnai tylintis, ir Žemaitaičio aktyvumo, kuris yra personaliai aktyvus ir asmeniškas. Ir čia jau rinkimų metu, kada Nemuno aušra nelaimėjo, bet laimėjo savo patiems, labai daug surinko balsų. Tai aš sakiau, kad vasarą, kurią kitos partijos miegojo ir sapnavo, Žemaitaitis važinėjo po mažus miestelius, šnekėjosi ir kalbėjosi. Jis yra pavyzdys, kaip turėtų tikras politikas skautis. Aš jį vadinu zoon politikon, kur jis įsižeidžia ar neįsižeidžia, bet tai yra paplitęs terminas pasaulyje politinis žvėris. Jis yra politinis žvėris. Politinis žvėris kaunasi dantimis ir nagais už savo vietą. Laikui bėgant kai kurie iš jų pralaimi, beviltiškai. Bet jis yra besikaunantis, kai kiti neturi Seime šito politinio žvėries nei instinkto, nei charakterio. Todėl šansas, kad jie ką nors nuveiktų reikšmingo politiškai, kai yra valstybei grėsmės, nėra jokio, nes jie ne politiniai žvėrys, jie nieko nejaučia. Ir čia yra Žemaitaičio pranašumas. Ar jūs sakytumėt, kad mūsų solidus politinės etikos besilaikantis politikai stokoja žvėriškumo, nes jie pernelyg kultūringi, pernelyg solidus, pernelyg tokio takto žmonės, ar čia tame problema? O štai Hamas sugeba išjudinti tuos sluoksnius, Lietuvos apeliuojant į jų emocijas, nes jisai naudoja tokią polittechnologiją, nežinau kiek sąmoningai, kiek ne, kiek patarėjų dėka, kiek ne, bet dėl to, kad paliečia politinius tabų. Štai, kad ir pravardžiuojant Gelūno žydišką pavardę, kas šiaip tai gal ir net mane taip sakyčiau, ačiū už komplimentą, ačiū už suteiktą antrą tapatybę, aš jos visai nenoriu įsižadėti, ačiū už jūsų fantaziją, bet štai kur taikinys. Tai, kas tabu, politiškai nekorektiška, tai dabar jis tą ir judins, tą griaus. Čia labai primena Maskvos propagandistų strategiją, kad imk ir dekonstruok tai, ką politiškai korektiška Europa, vakarai yra susistatę tvarkingai lentynėlės ir štai dabar mes sugriausime ir pajudinsime, pažadinsime tuos prispaustus
politinio korektiškumo prispaustus žvėrelius kažkur provincijoje, tuos nepraustaburnius, nes jie dabar bus išgirsti ir jų tai, kas buvo kritikuotina, dabar bus netgi gal madinga. Laurai, kaip manot iš šitą klausimą? Kiek čia žvėriškumas reikšmingas yra? Iš tikrųjų pritariu labai. Ir ta energija politikui labai svarbi. Jeigu jis nekovoja dieną ir naktį dėl savo pozicijos, dėl savo pergalės asmeninės ar partinės, jis iš tikrųjų silpnas politikas, net jeigu jis ir labai protingas. Tas jo protingumas liks jam pačiam. Jis galės tokiu pačiu, sakykime, intelektu pasidalinti ir pasipuikuoti su šalia esančiais. Bet visuomeniai reikia veikiančio ir komunikaciškai aktyviai, energingai veikiančio politiko. Nes visuomenė nėra profesoriai, nėra intelektualai, jie yra tiesiog paprasti žmonės, kuriems reikia čia ir dabar aktyviai save reiškiančio, save eksponuojančio lyderio. Ir tas lyderis turi būti intelektualus, bet ir energingas tuo pačiu. Galima nugalėti Žemaitaitį, bet reikia lygiai taip pat elgtis kaip ir jis. Atimti iš jo rinkėją galima tik tai elgiantis, tai yra energingai veikiant taip kaip jis. Negalima atkartoti tų nekultūringų, įžeidžiančių dalykų, bet energijos raiška, pasakysiu atvirai, mano galva energijos raiška tradicinėse mūsų politinėse partijose kažkur prapuolusi. Nėra jos, silpna. Taip, kaip buvo Sąjūdžio laikais, atsiminkite, tie Sąjūdžio lyderiai, steigėjai, jie iš tikrųjų be galo energingai ir intensyviai veikia per visą Lietuvą. Šiandien, aš nežinau, nepavargę, bet tiesiog pasikeitę. Ir tada politinis žvėris įgyja šansą laimėti, nes jis vienintelis yra tas, kurį girdi, kurį išgirdę suformuoja kažkokias emocijas, pozityvės, negatyvės, nesvarbu, bet viešųjų ryšių prasme įsidėmi Žemaitaitį ir Nemuno aušrą, kai tuo tarpu kitų ne. Sakykime, netgi tokia populistinė partija, netgi kai kurios populistinės partijos, kurios šiandien yra politiniam lauke ir Seime, dėl savo tylėjimo yra užmirštos ir nematomos. Valstiečiai ir žalieji. Mes apie jos nekalbam ir mes jų jau neatsimenam. Ir jie jau yra rinkimai, jeigu būtų šiandien rytoj, jie pralaimėtų viską, nes jų nesigirdė. Gal ir gerai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog palyginimas. Štai yra politinio žvėries arba energijos raiška ir mes matom iš karto palaikymą. Ir štai yra pasyvumas ir mes matome, kad nėra. Todėl tos, sakykime, kultūrininkų išėjimas į gatves Žemaitaičiui yra ta prasme pavojingas, kad jie lygiai kaip ir jis pademonstravo energiją. Klausimas, kiek ilgai jie ją demonstruos? Manau, kad Žemaitaitis nenutils ir nenurims tol, kol neįvyks sekantis rinkimai. Jis pastoviai generuos naujus skandalus ir pastoviai bandys atkreipdėmėsi į save. Kai tuo tarpu ir kultūrininkai, ir klasikinės politinės partijos, tos tradiciškai veikiančios Lietuvoje ir palaikančios demokratinę sistemą, jos nedemonstruoja to, sakykime, energijos raiškos ir trumpalaikis energijos pliūpsnis irgi neduos jokios naudos. O aš turiu įtarimą, kad kultūrininkai su laiku nurims, nueis į savo darbus ir vėl nutils ir vėl mes matysime politiniam lauke tik vieną veikėją, vieną energingą veikėją su negatyviu ženklu virš galvos. Ar tai reiškia, kad Seimo etikos komisija nebeturi nei autoriteto, nei galių, nei jokių instrumentų? Ne, čia kitas klausimas. Seimo etikos komisija, atsižvelgs į visas tas taisyklės ir tvarkas, kurias yra reglamentavęs Seimas, įstatymo darytojai. Ir iš tikrųjų bus atrasta, aš manau, daug visokiausių dalykų, kurie leis vienaip ar kitaip nubausti ir patraukti atsakomybėn Žemaitaitį, bet ne partiją. Aš tik pridursiu tiek, kad jeigu esi politinis žvėris, tai reiškia, kad visada esi pasirengęs peržengti normas, administracinės normas ir netgi teisinės normas.
Tai čia etikos komisija yra juokingas argumentas. Netgi priešingai, jeigu tu nori tapti žymus ir esi energingas, tai kad tave nubaus, tai yra didžiulis tau pliusas. Vadinasi, laukti bausmės, tai yra nemokama reklama, grandiozinė gera reklama, tai jeigu tik ją ištransliuosi. O ištransliuos visi. Vienintelis dalykas, kurį aš sutikdamas su Lauru, šiaip politinė sociologija, kuri nagrinėja kultūros žmonių aktyvumą, pastebi tokį dalyką, kad tai yra spontaniška grupė, kuri trumpam labai smarkiai užsidega, gali būti labai originalus ir kūrybingi protesto akcijų metu, prikuria visokiausių vaizdų ir jie naudojasi gerai platformomis, yra įgūdę, bet iš tikrųjų gana trumpalaikį. Ir aš čia su Lauru visiškai sutikčiau, bet yra vienas bet, labai įdomus. Netrumpalaikis yra Žemaitaitis. Ir jisai pila ugnį būtent į kultūrininkų protestą. Gal kultūrininkų protestas jau būtų ir prieš savaitę užmygęs. Bet Žemaitaitis daro viską, kad kultūrininkam būtų smagu ir kad jie galėtų dar kartą padaryti kažkokį tai veiksmą. Čia abipusis, jeigu norite, toksai yin ir yang, kurie vienas kitą galvanizuoja. Bet klausimas taip pat yra irgi sudėtingas platformų. Tam, kad kultūrininkai galėtų triuškinti Nemuno aušrą ir Žemaitaitį, jie turi jį perspausdinti. Tai yra techniškai. Tiesiog, jeigu tu nori jį kritikuoti, pavyzdžiui, jie išpuolį prieš Arūną Gelūną, tai tada tu turi jį, kad būtum, cituotum teisingai, turi nukopijuoti jo tekstą ir išplatinti savo socialiniuose tinkluose. Tokiu būdu tekstas, kurį būtų Žemaitaitis išplatinęs, nežinau, keliem tūkstančiam žmonių, staiga išsiplatina keliasdešimt tūkstančių žmonių. Ir čia yra sudėtingas žaidimas ir, kaip sakiau, šitame žaidime sprendimo iš principo nėra, išskyrus tai, kad ir vieni ir kiti įsivaizduoja, kad vyriausybė turėtų priimti sprendimus. Ir užuojautą Ruginienei. Taip, iš tikrųjų, su vyriausybė čia bus problemų, mes matysime, ko gero, tą sprendimą, vienokį ar kitokį tikrai turės Ruginienė padaryti, Ruginienė ir vyriausybė. Ir bendrai Seimo dauguma turės apsispręsti, ar jie dar į koalicijoje laiko Nemuno aušrą, ar vis dėlto ją paleidžia. Mes jau girdėjome, kad konservatoriai pažadėjo palaikyti mažumos vyriausybę, tam tikrose socialdemokratiniuose siekiuose, taip kad ko gero ta mažumos vyriausybė pilnai gali funkcionuoti. Ir dar norėčiau pasakyti, mes iš tikrųjų, čia Mažeikis paminėjo ir Gintautą reikia tiesiog sutvirtinti tą Gintauto teiginį. Paminėjo, kad mes iš tikrųjų savotiškai reklamuojam Žemaitaitį visais įmanomais kanalais. Bet galbūt žiniasklaidos priemonės turėtų galimybę arba galėtų susitart tarpusavėje, kas yra, nežinau, ko gero sudėtinga. Nemanau, nes tai yra visų pirma verslas, o antra, gal ko gero ir teisiškai sunku, bet pamiršti ir nematyti Žemaitaičio. Nes tai tylinčiai Lietuvai Žemaitaičio minėjimas ir yra to Žemaitaičio populiarumo didinimas. Tai yra, jeigu nematytų jo, kaip sakiau, kaip nemato dabar arba negirdi valstiečių žaliųjų, tai ko gero ir reitingas, ir bendrai jo populiarumas šiek tiek smuktų, ir ko gero stipriai smuktų. Bet jisai stengsis visais būdais aktyvuoti mūsų dėmesį jam, mūsų kaip kultūrininkų, bet dabar vėlgi norėčiau dar niuansą vietą. Kaip besielgtų kultūrininkai, jam yra naudinga su jais kovoti, nes jie nėra politinė jėga, nėra partija, ta prasme. Nėra partija, kuri siekia rinkimuose pasiekti kažkokį tikslą, laimėti vietas Seime, vietas savivaldoje ir panašiai. O jis atstovauja partiją, kuri turi aiškius politinius tikslus. Ir todėl jam kovoti, jis nekovoja su politinėm jėgom, kaip matote, jis neužsipuola praktiškai nieko. Vos niuansais, bet praktiškai apie nieką nekalba provokuodamas.
bet užtat provokuoja kultūrininkus. Kodėl? Jam naudinga su jais kovoti, nes jie jam nepavojingi kaip politinis oponentas, kaip partinis politinis oponentas, rinkiminė prasme. Jie jam pavojingi būtent tą jo populiarumo galbūt mažinimo, jeigu jiem pasisektų. Bet kol kas jisai dominuoja ir jisai diktuoja sąlygas, kaip turi elgtis kultūrininkai ir ką jie turi kalbėti, ko neturi, ir kad jie turi bendrai kalbėti tik apie jį, ir jie apie jį kalba. Tai yra, jis juos vedžioja kol kas. Ar mes galėtume kažkaip tai nustatyti, kokia vis dėlto Nemuno aušros yra ideologinė programa? Ar jį iš viso jie turi? Aš dabar nepamenu, kaip save pristatė per partijų rinkimus, bet tarkime, mūsų liaudyje yra priimtina suprasti, identifikuoti konservatorius kaip rusofobiškus. Dabar šiandien matoma bendra tokia vyriausybės kryptinga veikla, kad stiprinti gynybą, investuoti į kartais į tankų, kartais į gamyklų statymus, kūrimus, investuoti į vokiečių brigados buitinių sąlygų aukštus standartus, iškyla dronų pirkimo klausimas. Ir kuomet pati valstybė dabar eina šią ginklavimosi kryptimi, yra tokių sluoksnių, kurie galbūt sutampa su Nemuno aušros partijos gerbėjų sluoksniais, kad kam tas ginklavimasis reikia, kiek čia išleidžiama, kur tos ataskaitos. Ir ar nebus taip, kad ta Nemuno aušra nori mus nukreipti nuo pagrindinio tikslo, nuo valstybės vizijos, kuomet NATO šalis yra dabar labai vieningos, ne be pačios Rusijos pastangų. Ir ar turi Nemuno aušra tokią ideologinę kryptį, kad nukreipti mus nuo pagrindinio dabar geopolitinio priešo? Na, jeigu leisit, aš pirmas. Na, iš tikrųjų, kada mes kalbam arba susimastom apie populistinę politinę jėgą, na, populizmas ir ideologija yra gana sudėtingi dalykai. Populizmas nesiekia turėti kažkokią tai labai aiškų kontūrą turinčią ideologiją. Tai yra mozaika. Jie pasiima tai dienai ir tam kartui tos akcentus, politinius ideologijus, kurie jiem naudingi veikiant vienokį ir kitokį kryptimį. Ir todėl o ypač kada tai yra agresyvus populizmas, turima galvoj. Ir tada iš tikrųjų kalbėti apie jų ideologinę poziciją labai sudėtinga. Jinai gali išryškėti arba tapti staiga, įgyti staiga formą tik tuomet, jeigu, sakykime, šita politinė jėga laimėtų daugumą Seime ir viena formuotų, sakykime, vyriausybę. Tada jinai labai aiškiai išsakytų tam tikras ideologinės pozicijas, kurios labai nepatiktų mums visiems. Aš tai norėčiau dar prisiminti Sakartvelo svajonės, Gruzijos svajonės istoriją. Borisas Ivanišvili sukūrė štai šitą koaliciją Sakartvelo svajonė 2012 metais, jau prieš 13 metų. Ir aš kaip tik šiandien paskaičiau 2013 metų jų programinius šūkius. Tai kas ten buvo paminėta? Žodžiu, kovosim prieš autoritarizmą, kursime labiau demokratinę visuomenę, suteiksime visiems galimybę pasisakyti ir atversime, žodžiu, sukursime ten galimybės viešumai, bendradarbiausime su Europos Sąjunga ir sukursime gerovės visuomenę. Išgaudysime visus tuo metu dirbančius Sakartvele sukčius ir vagis, susodinsime ir apgavikus, tie, kurie privedė mūsų šalį iki tokios ribos, na ir taip toliau. Ta prasme, kad jeigu paskaitysi tos pirmosius svarbiausius šūkius, aš dar peržiūrėjau, kaip žurnalistai reagavo. Pavyzdžiui, kaip žurnalistai tuo metu reagavo į Sakartvelą, na tai dauguma jų vertino labai teigiamai, kad štai pagaliau ateina normali politinė jėga vietoj tų korumpuotų visokiausių sėdinčių tuometiniai prezidentūroje ir visur aplink. Ir žinoma, kad visuomenė buvo labai optimistiškai nusiteikusi.
Vienintelis ir tada pamažėlė pradėjo sukti. Ką padarė Ivanišvilis, įsteigė savo fondus, sukūrė koaliciją, į koaliciją prisikvietė daug politinių partijų, kurioms truputį primokėjo matyti, o po to tą koaliciją anas politinės partijas suvalgė tiesiog ir jų surijo, paversdami savo pačios vienintelės partijos dalimi. Tokiu būdu organizavo štai šitą didelį veiksmą, kol galų gale, kaip dabar matome, jau represiniu autoritariniu būdu, prorusiškomis priemonėmis, skelbdami nepageidautinais užsienio agentus, bet kuris asmuo gali būti paskelbtais užsienio agentus, vykdo tokią prokremlišką politiką. Dabar koks skirtumas lyginant su Žemaitaičio arba Nemuno aušros programa. Šitą programą keletą kartų skaičiau, jau visiškai yra populistinė ir nėra ko tenais net cituoti. Tai vadinasi, tikslas buvo toks, programa yra parašyta tam, kad ji privalo būti parašyta, bet dėl visko galima dėrėtis ir susitarti. Svarbu yra, šitaip sakyčiau, kadangi pats Žemaitaitis nepasižymi tuo, aš to nežinau, kad jis turėtų kažkokius milijonus, kuriais galėtų ką nors remti, veikiausiai jis pats turi būti remiamas. Tai čia yra iš karto atsiranda skirtumas nuo Sakartvelo, todėl kad Ivanišvilis didelis pinigų kapšas. Ir atsekti ten jo ryšius su Maskva buvo galima, bet jie nepadarė laiku Sakartvele. Ir, žodžiu, dabar tas pinigų kapšas užtikrina daugelį nešvarių korupcinių ir kitokių dalykų, kaip Sakartvelas gali gyventi. Tai Ivanišvilis ir Žemaitaitis nieko bendro tarpusavy neturi. Jie labai toli vienas nuo kito pagal įvairias patirtis. Aš nenorėčiau šitoje vietoje lyginti. Bet tada man iškyla tokia problema. Ir kokiu būdu Nemuno aušra tikisi savo politinės sėkmės ir apskritai, ką jie nori nuveikti Lietuvoje. Aš nemanau, kad jis galvoja taip banaliai, kad tik tai būtų ten Seime arba ilgainiui pasisektų tapti premjeru. Ne, aš manau, kad jo tikslai, kas visai normalu, yra kur kas didesni. Ir tie tikslai gali būti apskritai politinės santvarkos reforma Lietuvoje. Politinės santvarkos reforma galimai suartėjant su ne ES kaimininėmis šalimis. Galbūt Baltarusija, Rusija ar kažkas tai tokio. Kadangi tai nėra išskleista, visą, ką mes prisigalvosime, jie gali paneigti. Taigi, šituo atveju matome tik vieną dalyką, kad žudbūt reikia paimti kaip galima daugiau valdžios, bet kai neturi tokių daug išteklių, geriausias būdas pasiekti, jau čia Lauras minėjo, sukelti chaosą, o antras būdas yra integruoti į savo partiją arba priartinti prie savo partijos kaip galima daugiau kitų politikų, kurie yra išsigandę jau Seime, bet kuriuos kaip nors kažkokiu tai būdu galima būtų suvaldyti ir parodyti jiems galimybės. Neįsivaizduoju, kaip jis tai padarys, tokios galimybės laimėti rinkimus, tai yra kitų rinkimų metu, kad jiems, kai kuriems aktyviems politikams pasirodytų staiga naudinga būti koalicijoje su Nemuno aušra, nes tokiu būdu jie galėtų greičiau laimėti negu kažkas. Ir kur jie gali laimėti? Visur, kur išskyrus Vilnių, pasakyčiau. Tai šiuo atveju labai didelis potencialas yra rinkiminis. Net ir Kaune jie turi didelį potencialą. Jau Šiauliai, Panevėžys ten tikrai suras savo potencialą. Ir čia yra šitoje vietoje iš tikrųjų grėsmė, nes kalba Vilnius Vilniui. O kitur, kai mes nuvažiuojame, to pokalbio nėra ir tada kas kalba tie, kas yra, sakyčiau, Nemuno aušros toj didžioji sferai, nebūtinai politiniai partijai, bet būtent toj idėjų, vizijų sferai. Laurai, kaip manai? Jo, pritariu, iš tikrųjų ta įtaka būtent tenai didžiausia yra. Ir dar norėčiau tiesiog kaip papildymą arba kaip algoritmą parodyti. Iš tikrųjų, Žemaitaitis juk ne iš tuščios vietos atsirado. Pasižiūrėkime į jo politinę istoriją ir mes matom, kad tai yra
asmuo, kuris labai stipriai bendradarbiavo su Paksu ir daugelis tų metodų, kuriuos jis naudoja, yra iš esmės metodai, kurie buvo patikrinti Pakso metu ir paties Pakso. Tas pats važinėjimas per Lietuvą, tas pats kalbėjimas bilieką, bet tik tai užgožiant, vardant to, kad užgožti kitus kalbėjimus ir tokiu būdu dominuoti. Taip kad mes jau matėm šitą atvejį ir matėm rezultatą. Manyčiau, kad tai yra atsikartojimas, savotiškas, galbūt netgi psichologinis kerštas už Pakso atvejį. Nežinau, ar pavyks man šitą taip spontaniškai taikliai suformuluoti, bet prieš jums paminint Rolandą Paksą, aš irgi pagalvojau apie šią paralelę ir Rolandas Paksas vis dėlto buvo atstatydintas iš prezidento pareigų dėl nacionalinio saugumo Lietuvai ir ta garsioji pažyma buvo traktuojama kaip susijusi su Lietuvos nacionaliniu saugumu, reiškia jo Pakso ryšiai per, kaip to verslininko pavardė, Borisovas. Ir keliai vedė į Maskvą ir rinkiminė reklama Pakso buvo, kad nereikia tų ginklų, nereikia tankų, nors tuo metu dar visiškai nebuvo tokia situacija, nebuvo jokio karo Ukrainoje ir jau tada buvo užmegzta šita idėja, kad Rusija ne priešas. Ir štai Paksas kaip tas politinis žvėris, lakūnas, skraidantis, lyg ir drąsus. Ir štai dabar ar Žemaitaičiui nėra jokių tokių įrodymų šiuo metu dėl nacionalinio saugumo tokių pavojų, ar čia neatsiras kokių pažymų, nes kažkur į tą pusę lygtais ir krypsta visas šitas judėjimas. Nes pamenu, kuomet Lietuva buvo susiskaldžiusi dėl Pakso, tie paksistai, tai buvo išreikštas labai didelis nepasitenkinimas, kaip mes suprantame tą nacionalinį saugumą. Ir štai dabar galbūt irgi bus testavimas, kiek gebame apginti geopolitinį Lietuvos strateginį interesą. Tikrai taip. Manau, kad mes iš tikrųjų pamatysim dar daug įvairių ir įdomių dalykų. Na, dėl pažymų ir dėl saugumo veiklos čia ne į mus kreipintis, čia reikia tiesiog kreiptis į konkrečias institucijas, bet jos neatsakys, tol kol nesurinks galutiniai informacijos ir įrodymų. Bet aš manyčiau, kad Žemaitaičio veikla yra savotiškas atkartojimas, dublis Paksinės veiklos, labai daugeliu atveju panašu. Charakteris galbūt kitoks, bet energijos ir ta politinio žvėries raiškos atvejis yra panašus. Aš tik pridurčiau, kol kas Žemaitaitis atrodo drąsesnis negu Rolandas Paksas. Kol kas. Todėl, kad abu jie buvo mušti prieš tai, o žinot, už vieną muštą 10 nemuštų atiduodi. Tai abu jie turi patirtį, bet kol kas, man atrodo, agresyviau elgėsi būtent Žemaitaitis, nes jis pats aktyvuoja skandalą. Nereikia jam laukti, kol kas nors atras ten betirdamas aplinkui, kas padarė. Jis pirmas eina į ambrazūras. Tai čia, žinoma, kaip jau sakiau, iššūkis. Ir nežinau jo dabar draugystės, tai yra draugystė kokia nors išlikusi ar partnerystė su Paksu, net neįsivaizduoju. Turbūt tai nėra reikšminga, bet yra tam tikrų niuansų. Pavyzdžiui, kai kalbame mes, kad čia mano toks klaustukas veikiau būtų, kai kalbame apie Žemaitaitį, kokiomis politinėmis jėgomis be savo partijos ir rėmėjų jis dar gali remtis, pirmiausia, kuo remtis socialdemokratų partijai. Ir čia aš matau Gintauto Palucko vaidmenį. Jis tenais jau mušta korta, visiems paskelbtas, bet jau, sakyčiau, neperdėčiau, kad tiek smarkiai mušta, kad jau visai užmiršta.
Antras dalykas, visada kaupėsi ne tik tai meilės ir partnerystės energija, bet ir neapykantos energija kažkam. Ir neapykantos energija vienyje neblogiau negu meilės energija ir patyrimo. Tai Žemaitaičiui ir Paluckui sutarti dėl priešų yra daug kur galimybių. Jie tiesiog turi tą patį sąrašą įsivaizduojamą. Tai todėl tai vienas dalykas. Antras dalykas, Gintautas Paluckas visada buvo artimas pastarąjį laiką Blinkevičiūtei, kuri irgi vaizduojama žiniasklaidoje kaip mušta korta, bet aš taip nemanau, kad jį visiškai jau išbraukta iš socialdemokratų pasaulio. Ir kodėl aš tos dvi figūras paminėjau? Todėl, kad šitos dvi figūros smarkiai įtakojo Ingos Ruginienės pasirodymą. Ne tik šitos įtakojo, bet ir šitos įtakojo. Tai čia aš manau, kad viduje socialdemokratų, veikiausiai ir tai mus pasiekė, vyksta aktyvi diskusija. Dalis socialdemokratų labai aktyviai pasisako prieš Žemaitaitį ir visą Nemuno aušrą, supranta, į kokią katastrofą visą tai veda. O dalis įsivaizduoja ne tik tai dėl valstybės stabilumo, bet dėl savo pačių pozicijų socialdemokratų partijoje, kad niekaip jie negali nusileisti tiems kritikams ir jiems reikia kažkokiu tai būdu išlaikyti balansą, kitaip tariant, sutarti su Nemuno aušra. Ir tai gali paaiškinti, kodėl taip ilgai ta Nemuno aušra yra neišvyjama iš koalicijos. Ir dabar jau mes tiek svarstome, kad mažumos vyriausybė, kad jau turėtų atsisakyti. Bet, šiai valandai 16:32 minutės dienos nėra šito pareiškimo. Ir tokio, bet atsirado jau diskusija apie mažumos vyriausybę. O diskusija šitą jau reiškia. Aš tik tais pabaigai dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad pavadinimas Nemuno aušra čia man skamba kaip labai didelis išsišaipimas, išsityčiojimas iš mūsų kultūrinio tautinio atgimimo, nes pirmasis lietuviškasis laikraštis berods ir buvo Aušra, kuris turėjo žadinti tautinį sąmoningumą ir tuo pagrindu formuoti valstybę. Ir čia dabar, jeigu kuriant šį pavadinimą, partijos pavadinimą, buvo vienaip ar kitaip žaidžiama su šituo mūsų intelektualiniu tautiniu palikimu, tuomet čia yra kūrybingas cinizmas, nors nežinau partijos pavadinimo atsiradimo etimologijos, bet profesorius Lauras turbūt žino. Ne, aš nežinau, tiesiog man tai kitos asociacijos. Iš tikrųjų, Nemuno aušros pavadinimas ir aš manau daugeliui visuomenės narių tų regionuose, ko gero labiau asocijuojasi su mums visiems žinoma daina Virš Nemuno kitas išaušo jau rytas. Ir čia ko gero artimesnis dalykas ir tuo pačiu primenantis tą tvarką, prie kurios dalis visuomenės iki šiol pripratus ir nostalgiškai žvelgia, kur buvo viskas ramu, paprastai, taip, nebuvo valstybės, bet nebuvo ir to chaoso galvoje ir chaoso aplinkui. Tiesiog buvo, nieko neturėjom, bet užtat buvom ramu, nuramino mus. Kągi, ačiū Jums labai už šias įžvalgas, interpretacijas ir iki kitų susitikimų mūsų